Štai mudu seno pergo vidury. Štai jis sujudo, grimzdamas nuo savo svorio, negyvo pasaulio dubury. Ir kai jau mylę nuplaukėm padorę, iš dumblo balsą išgirdau. Kas tu, prieš laiką atskubėjęs, ko nori? Tariau, čia būti neilgai žadu, o pats kas toks, apskretęs ir ištinęs. Veizdėk, atsiliepė, aš vienas tų, kas verkia. Tad prasmerk tarp marmalynės atšoviau nusidėjėlį šlikštus. Tave aš būsiu ir purvos pažinęs. Jis bandė įsikipti į Eldijos kraštus, bet vadas jį nustūmė į klampyną, pridūręs, eik savo pas šunis kitus. Manegi pabučiavęs apkabino ir tarė pagarbiai, laiminga ta, kuri tave rūsti širdie augino. Jis pasipūtęs buvo visada, negreit išdils jo smurtas ir apgaulės, užtat jo šmėkla pykčio apsėsta. O kiek didžiūnų žino dar pasaulis, kurie palikę gėdą po savęs, į šį srutyną nugarbės kaip kiaulės. Tariau, ar gausim pamatyti mes iš mūsų šauniai skriejančio laivelio, kaip jis toj velnio sietuvoj nuskęs? Jisai atsakė, mums nebaigus kelio, tu jau akis galėsi paganyti ir pažiūrėti į jojo šiurpę dalę. Čia jį nuogaliai ėmė taip daužyti ir tai stebėti tokia man buvo šventė, jog noriu Dievui ačiū pasakyti. Aš skaitau Dantės dieviškąją komediją ir čia yra ištrauka iš Dantės kelionės į pragarą. Aišku, tai yra alegorija, tai yra kaip ir palyginimas, bet čia Dantė jau palieka 5 pragaro ratus ir pasiruošęs eiti giliau į 6 ratą. Ir prieš žengiant į 6 ratą, jisai čia matome, kad plaukia per jau anksčiau mūsų matytą tokią kaip ir pelkę. Ir iš tos pelkės išnyra žmogus, kuris bando į jų laivelį įlipti, bet matome, kad Dantė jau savęs per daug nevaldo, jis pilnas pykčio, įniršio ir tokio, gal teisuoliško įniršio ir pažeminančiai kalba su ta šmėkla. Bet kas įdomiausia šitoje vietoje, kad jis yra apkabinamas, jo yra pasidžiaugiama, sako, palaimintas, tu esi palaiminta ta, kuri tave augino. Ir šita ištrauka baigėsi tuo, kad jisai paklausė, Dantė, įsivaizduojam, jo personažas, pats Dantė paklausė, o tai kaip bus su ta siela, kuri šitame pragare kankinasi? Ir sako, tuoj pamatysi jos galutinę pražūtį. Ir sako Dantė, kad tos akimirkos aš laukiu ir sako, už tai, ką mačiau, kaip kenčia šitą šmėklą pragare, sako, aš noriu Dievui ačiū pasakyti. Gerai, čia Mindaugas Pikūnas, čia kanalas Šventas laikas, dalinkitės, pamėkite, remkite, jeigu turite tokią galimybę. O mes toliau einame per klasiką tapusi kūrinį, dieviškąją komediją, Dantės kūrinį ir bandome joje atpažinti biblinės temas ir ko galime iš šito kūrinio pasimokyti. Iš pačios Biblijos jau galima pasimokyti, žinoma. Bet čia yra tas kūrinys, kuris leidžia mūsų vaizduotėjai panagrinėti tam tikras temas, kurios galbūt nėra taip vaizdžiai išplėtotos netgi pačioje Biblijoje. Nors, dar klausimas, čia mes matome šitoje ištraukoje labai įdomų dalyką. Prieš tai, jeigu pastebėjote, jeigu klausėtės ankstesnius mano įrašus, tai Dantė, eidamas per pirmosius pragaro žiedus, ratus, jisai yra labai dažnai sutrikęs tai, ką mato. Jį kamuoja baimė, jį kamuoja nerimas, jį kamuoja netgi gailestis. Pamenat tuos įsimylėlius, kuriuos jisai matė, jisai buvo pagautas, jisai neteko žado ir buvo pasinėrė į gilų liūdesį matydamas ir netgi matydamas tas šmėklas kenčiančias dėl tariamos meilės ir jisai netgi buvo linkęs kaltinti Dievą, kaip Dievas gali žmonės už meilę pasiųsti į tokią amžinąją pražūtį. Bet čia mes matome nuotaikos pasikeitimą ir manau, kad čia yra reikšminga. Nuotaikos pasikeitimas koks? Jisai pamato žmogų, Dantės kūrinio tyrinėtojai sako, kad čia yra, kažkur pas mane buvo užrašytas vardas to žmogaus, Filipo Argenti.
Tai yra šmėkla to žmogaus, nuo kurio Dantė nukentėjo, pavadinkime taip. Jisai nukentėjo ir jisai mato tą žmogų bandantį įlipti į tą laivelį, su kuriuo jis ir Virgilijus su palidovu plaukia į gilesnius pragaro ratus. Ir tas žmogus bando įlipti į jų laivelį ir Dantė su tokiu pykčiu, su pasišlikštėjimu, sako, tu nusidėli šlikštus, prasmektoje marmalinėje, su atrodytus tokia pikdžiuga. Dantė lyg ir kalba, šitaip kreipiasi į tą žmogų ir vietoj to, kad būtų pabartas, kad negalima taip kalbėti, kad ir žmonės pasmerkti visiškai, juo yra pasidžiaugiama ir ta emocija, gerai, aš praeitą kartą kalbėjau, ta emocija yra išgirstama, ta emocija yra pripažįstama ir kažkodėl tai jie yra pasidžiaugiama. Ir čia galima šiek tiek sutrikti, ypatingai svarstant apie tai, ar apskritai, krikščioniška taip reaguoti, ar taip reikėtų reaguoti, kai matai žmonės kenčiančius už savo, tebūnie ir už savo teisėtą elgesį. Bet pavyzdžiui, 109 psalmė. 109 psalmė. Aš čia Dovydo psalmė. Jinai prasideda pakankamai prastai. Sako, Dieve, kuri šlovino, netylėk, mane užpuolė nedorėliai, meluodami jie mane persekiojo, neapykantos žodžiais jie apniko ir be priežasties mane puola. Nors juos myliu, jie mane kaltina, net kai už juos meldžiuosi. Taip, jie piktų už gerą man atlygina, neapykantą už mano meilę. Atrodytų viskas gerai, ne? Žmogus yra neteisingai apkaltinamas ir jisai meldžiasi už tuos žmonės, kurie pasielgia su juo neteisingai. Tada nuotaika pasikeičia, jausmas psalmės greitai pasikeičia. Dovydas toliau sako, parink nedorą teisėją jam, tai yra tam žmogui, kuris netinkamai elgiasi su Dovydu. Sako, parink jam nedorą teisėją, jam teisti, testoja kaltintojas jo dešinėje. Te būna teisme jis pasmertas, net jo malda te būna laikoma nuodėme. Trumpas te būna jo gyvenimas, kitas te užima jo vietą, jo vaikai te lieka našlaičiais, o jo žmona te našlauja. Tegul jo vaikai klajoja ir elgetauja, iš pašiūrių, kur gyvena, te būna išvaryti, te pasiglemžia skolintojas jo nuosavybę, jo triūso vaisius te išgrobsto svetimieji, te nepadaro nei vienas jam gerumo, nei vienas jam gerumo, nei užuojautos jo našlaičiams. Te žūva visi jo palikuonis, su antra karta te išnyksta jo vardas. Te atsimena viešpaties jo protėvių kaltę, jo motinos nuodėmė te lieka nepanaikinta. Te mato tai viešpats nuolatos, kol jo atminimas užges šitoje žemėje. Juk tas žmogus niekada nenori daryti gerą, tik kamuoja vargšą ir beturtį, net užmušti kesinasi prislėgta bejėgį žmogų. Prakeikti jis mėgo, te būna jis pats prakeiktas. Palaimos linkėti nemėgo, niekas jo te nelaimina. Prakeikimu apsivilko kaip apsiaustu, te persisunkia prakeikimas į jo kūną lyg vanduo, į jo kaulus tarytum aliejus. Te būna kaip drabužis, kuriuo jis apsirengė, lyg kasdien jo nešiojama juosta. Matome, kaip nuotaika greitai pasikeičia ir Dovydas, visiškai savęs nevaldydamas, visiškai savęs nesaugodamas, lieja krušą, prakeikimo krušą ant to žmogaus. Aišku, jisai pats jos įgyvendinti negali, šito tariamo teisingumo, tai jisai meldžiasi, kad Dievas su pasimėgavimu ir su iškalba, jisai meldžiasi, kad Dievas siūstų tą prakeikimą tiems žmonėms. 137 psalmėje, man atrodo, jeigu aš teisingai pamenu, yra meldžiamasi už babiloniečių vaikus, tie kurie ištrėmė žydus iš pažadėtosios žemės, iš tėvynės, sako, tegul jų vaikai, tegul jų kūdikiai būna paimami ir metami į sieną, kad jų smegenys būtų ištaškytos. Na gerai, Biblija išminties knyga, ar ne, ir mes ją skaitydami galime pagalvoti, sunkiai galime suvirškinti tokius jausmus. Lygiai kaip Dantės kūrinyje,
atrodytų tie jausmai, tais jausmais yra pasidžiaugiama. Ir čia mes matome Biblijoje, psalmėje, jausmai, kurie sieja neapykantą, destrukciją, norą matyti, kad kitas kentėtų už tai, ką jisai blogai padarė, atrodytų visiškai nesiderina. Kaip juos reikėtų vertinti, kaip juos reikėtų priimti. Ir daugelis žmonių, tokie lyg ir pakimba šitoje vietoje, arba jie tiesiog ignoruoja. Nurašydami, aš dar pakalbėsiu, kaip žmonės dažnai gali nurašyti, bet įsivaizduokite, kad jūs mokote vaikus tokios psalmės. Mes namuose mokomės psalmių. Tai labai lengva, 121, keliukis į kalnus, iš kur ateis man pagalba, mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris padarė dangų ir žemę. Tavo kojai suklupti jis neleis, tas, kuris tave globoja, budi. Labai gražu, ar ne? 23 psalmė, Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose lankose jis mane gano ir prie ramių vandenų guldo. Bet netgi šitoje psalmėje jisai priešų matomoje vietoje paruošė man stalą, patepa dosniai mano galvą liemį. Netgi čia galima matyti, kad, žinai, visiems mano priešams, ant pykčio Dievas paruošė man stalą ir aš skaniai valgau. Bet čia taip labai švelniai viskas praeina ir atrodo, kad, psalmės yra toksai graži poezija, kalba apie Dievą, apie ištikimybę, apie Dievo pagalbą. Bet jeigu mokot vaikus, aš tikrai nemokysiu šitos psalmės aš nemokysiu ir kitų psalmių, kuriuose yra išreiškiami tokie jausmai, ką su jais daryti. Aš praeitą kartą kalbėjau, kad jausmai jie yra, juos reikia įsiklausyti, bet vis tik tais, einam giliau ir matome, kad Dantė pats eina giliau į tuos pragarus ir tie jausmai keičiasi ir kažkodėl tai tie jausmai yra priimami su džiaugsmu. Kodėl? Kodėl Dantės kūrinyje Dieviškoji komedija 8 giesmėje arba jau 6 pragaro rate, tie jausmai, kurie kyla neapykantos arba įtūžio, įniršio jausmai yra priimami ir Dantė atrodytų pasikeičia, kaip anksčiau jisai buvo baikštus, bailus ar netgi užjaučiantis tuos nusidėlius, dabar jisai atrodytų būtų pasiruošęs juos kankinti visą amžinybę už tos nuodėmes, kurias jisai padarė. Gerai, grįžtant prie jausmų. Pirmiausia, pačioje Biblijoje tai, kad psalmėje yra parašyti tie jausmai, tai mes juos priimkime, jie kyla, ar ne? Jų negalime ignoruoti ir neturėtume juos ignoruoti, bet tai nereiškia, kad tai yra Biblijos mokymas, kad tai yra taip, kaip reikėtų gyventi. Ir nereikėtų galvoti, kad, čia rašė Sename testamente tokia kultūra buvo, kur ten akis už akį, dantis už dantį, kur ten, žinai, keršydavo galvos, visiems kapodavo, per daug ten į jautrumus nesileisdavo. Ir, iki Kristaus va taip ir buvo. Bet iš tikrųjų leiskite pacituoti keletą iki Kristaus Biblijoje parašytų ištraukų, kurios leidžia pamatyti, kad Biblija nemoko šito. Pavyzdžiui, Kunigų knygoje 19 skyriuje, 17-18 eilutėje, čia yra sakoma, nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui, nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš savo tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį. Išėjimo knygoje 23 skyriuje 4-5 eilutėje yra sakoma, jei užtiktum paklydusi savo priešo jauti ar asilą, parvesi jį jam. Jei pastebėtum pargriuvusi po našta savo priešininko asilą, nepalik priešininko vieno, turi jam padėti asilą pakelti. Pavyzdžiui, Patarlių knygoje 24 skyriuje 17 eilutėje sako, nesidžiauk, kai krinta tavo priešas, ten nedžiūgauja tavo širdis, kai jis parpuola. Toje pačioje Patarlių knygoje 25 eilutė, 21 eilutė, jei tavo priešas yra alkanas, pavalgydink jį duoną, jei jis yra ištroškęs, pagirdyk jį vandeniu. Taigi mes neturėtume galvoti, kad čia Senajame testamente atspindima tokia kultūra, tokie kultūroje visi taip elgėsi, tai ir psalmėse taip yra kalbama, todėl per daug nekreipkime dėmesio. Ne, jau toje kultūroje prieš Kristų, Senajame testamente, mes matome, kad buvo mokoma priešų meilės. Ir ne tai, kad tik tais meilė, sako, nesidžiauk, nedek piktdžiugą. Ir nedžiūgauk, jeigu tavo priešui kažkas tai nutinka. Nebūk nusistatęs, nepasiduok neapykantai. Bet psalmėse mes matome tos pliūpsnius tokios neapykantos. Kaip reikėtų tai vertinti, kaip reikėtų tai priimti. Ir aš čia noriu pasitelkti šiek tiek C.S. Lewiso mintimis,
jo knygoje Apmąstymai psalmių tema, jisai rašo, kad mes galime žiūrėti į šitą precedentą Senajame testamente, psalmėse iš keletos pusių. Pirmiausia, štai kokius jausmus sukelia, kai žmogus susiduria su blogiu. Ta prasme, blogis iškelia šitą jausmą ir atrodytų, kad Dantė pats savo dieviškojoje komedijoje, prašydamas savo vidinę kelionę, jisai eina iš tokios apatijos, iš baimės, iš pasimetimo, iš nesuvokimo, ką jisai jaučia, jisai irgi eina per tokią, sakykime, per intelektualinę iš vienos pusės, bet ir per jausminę kelionę. Jis ateina prie šitų jausmų ir jisai pradeda suvokti nuodėmės poveikį, piktumą, bjaurumą šitos nuodėmės. Aš norėjau čia šiandien su jumis pasidalinti, bet kadangi tai pakankamai ilgas laiškas, gal tiesiog perpasakosiu. Čia vienas vyras, čia kalba, pavyzdžiui, apie katalikų bažnyčią šitoje vietoje. 49 metus buvo ištikimas katalikų bažnyčioje, susituokė, žmoną palaidojo, kunigas laidojo jo žmoną, bet 2002 metais, kada kilo Bostono skandalas, nežinau, kas esate girdėję, kas ne, buvo išviešintas ne vienas seksualiai kitus išnaudojęs kunigas, buvo atleisti ir tie kunigai iš savo tarnysčių. Ir tas žmogus rašo laišką ten vienam internetiniam laikraščiui, jisai pats rašė, kad netgi tas kunigas, kuris tuokė jį, kai jo žmona mirė antrai santuokai ir laidojo jo žmoną, pats buvo apkaltintas tuo seksualiniu išnaudojimu. Ir jisai matė, kaip netgi pati bažnyčia, bandydama, iki galo nesuvokdama, ką daro, užstojo tą žmogų, tą kunigą, kai kunigai būdavo atleidžiami kaip pati bažnyčia, bandė papirkinėti aukas, bandė siūsti kunigus tai vieną, tai kitą parapiją. Ir kaip viskupai patys dažnai duodavo melagingus parodymus ir kada jisai tiesiog jam buvo galimybė pačiam paskaityti kunigų ir jų aukų liudijimus, tiesiog jisai pasišlykštėjo, jam tai buvo slogus dalykas ir jisai susidūrė su problema, kaip čia bažnyčia, kurioje aš lankausi, taip iškreipė teisingumą ir galų gale buvo atleisti netgi 2 kunigai, kurie tarnavo arba kurie dirbo mokykloje, katalikiškoje mokykloje, kurios jisai vedė savo vaikus. Ta prasme, jam kilo baisiausios košmariškos mintis apie tai, kad ir jų vaikai gali būti paliesti. Ir jam kilo tas pyktis, ta neapykanta. Aišku, aš čia nenoriu pasakyti, kad katalikų bažnyčioje visa tai vyksta vien tik tais. Mano vienos muzikos grupės pagrindinis vokalistas neseniai buvo kaltintas arba prisipažino dėl savo neištikimybės, dėl savo neištikimybės, jo seksualinės neištikimybės ir jisai nutraukė savo karjerą. Ir atrodo, tai vienas pastorius, tai kitas, tai kunigas, tai žmonės, kurie autoritetai. Ir žmonės, aš labai puikiai suprantu, kodėl labai dažnai netgi nusigręžia nuo bažnyčios, kada atrodytų tie, kurie yra pašaukti šventumui, elgesi šitaip, bet netgi nebūtinai krikščioniškame kontekste, karo akivaizdoje, kada matai beprasmės aukas, tas žvėriškas žiaurumą gali kilti, tie jausmai faktiškai ir gali kilti. Ir Liujisas savo knygoje apie psalmes, nagrinėdamas šitą temą, ir sako, kad nuodėmė, jeigu tu ją pasižiūri, jinai gali sukelti tokius jausmus, kada tu stovi kažkokio neteisingumo, kažkokio tai žiaurumo akivaizdoje, pas tave gali kilti tie jausmai ir dažnai kyla. Dodas sako, tegul jie prasmenga, tegul jie dega, tegul jie tampa bevaisiai, tegul, prakeikimas jų nepleidžia, tegul bankai juos užkankina su palūkonom, su kažko, tiesiog linki viso ko blogiausio. Ir matant visą tą blogumą tiek religiniam pasauliu, tiek politiniam pasauliu, gali būti visai, tarsi tai yra natūralu, kad gali kilti tokie jausmai. Tai čia vienas dalykas, ar ne, kad tokie jausmai kyla nuodėmės akivaizdoje. Taip pat Liujisas sako, kad būkime atsargus, nes
nuodėmė gali kitame sukelti va tokius jausmus. Tai čia toksai iš dviejų pusių pasižiūrėjimas. Čia galbūt galima būtų prisiminti ir Jėzaus žodžius. Jėzus yra pasakęs, kad prakikimai, papiktinimai šitam pasauliu bus. Bet sako, vargas, per kuriuos tas papiktinimas ateina. Sako, jeigu jūs papiktintumėt bent vieną iš šitų mažutėlių, Jėzus kalba apie tikinčiuosius, konkrečiai turėdamas omeny ir vaikus, sako, jeigu jūs papiktinsit nors vieną iš šitų vaikų, jums yra geriau, kad girna būtų uždėta ant kaklo ir jūs būtumėt įmesti į jūrą. Aš tikrai esu tikras, kad jeigu jūs pasikapstytumėt savo gyvenime, jūs pamatytumėt, kad jūsų netinkamas žodis, o galbūt netinkamas pasiūlymas ar netinkamas emocijos parodymas kitame žmoguje sukėlė visą tsunami. Ir jūs tai darėte žinodami, nežinodami, čia jau kitas klausimas, bet Liujisas atkreipė dėmesį apie tai, kad mūsų elgesys gali kitame sukelti, mes negyvename vieni, mes turime pagalvoti, kokį atgarsį kitoje sieloje tai turės. Aš pamenu čia labai seniai, aš net neprisimenu viso konteksto, bet prisimenu tik tais detalės, mes su broliu einame mano mama dirbo darželėje, mes einame į darželį. Ir aš prisimenu, kad kažką aš ten pradėjau nesąmonę šnekėti, kad čia, žinai, viskas, aš su tavim nebedraugausiu, žinot, kaip vaikai kalba, aš su tavim nebedraugausiu, aš tave palieku, dabar tu gyvenk vienas, dabar tavęs neįleisiu, aš prisimenu, bėgau, uždariau duris ir taip laikau, žinai, tipo, o ko tu čia nori, čia tau įėjimo nėra, ten mano brolis rimtai priėmė, verkia, ne, ten, žinai, prašosi įleidžiamas, man buvo linksma. Aš buvau kiaulė, taip pasakykim, bet man buvo linksma, aš kažką tai dariau, aš gundžiau, faktiškai aš stūmiau savo brolį į gundimą ir jisai turėjo eiti per kažkokią tai jausminę, psichologinę kelionę, per kurią jam nebūtina buvo eiti. Aš tikiuosi, kad tai nesukėlė jam kažkokių tai didelių traumų ir dabar jisai nejaučia ne tai, kad nuoskaudų, bet kažkokiu tai, na, vat, tos popietės kažkokio tai palikimų, neturi tų randų, ar tai santykėje su manim, ar su kitais žmonėmis. Bet labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mano neteisingumas, mano elgesys, kaip ir psalmėse pasakyta, kitame žmoguje gali sukelti audrą jausmų arba netgi pastumėti žmogų į gundimą. Gali pradėti piktai galvoti, linkėti pikto, gali pasinerti į neviltį, į neapykantą, į pagiežą, į pavydą, į bet ką, kad nuodėmė kitame gali šitos dalykus sukelti ir mes turime būti atsargus. Tai čia du tokie aspektai, ar ne? Pirmas aspektas tai yra tai, ką noriu pasakyti, kad čia yra bendra krikščioniškas tiek Senam, tiek Naujam testamente mokymas, kad mes turime nepasiduoti neapykantai, turime mylėti. Bet tie jausmai kyla, akivaizdu, psalmės yra to įrodymas, dieviškojoje komedijoje Dantė tai nagrinėja ir tai kyla dėl nuodėmės, dėl neteisingumo. Tai iš vienos pusės, kada mes susidarėme su neteisingumu, dažnai mūsų gyvenime tas neteisingumas gali būti toks, kaip čia pasakyti, neteisingai pasakė žodį, kažkas apkalbėjo, ten, žinai, projektą kitam davė, o ne man, nors mano buvo geriau parašytas. Mes galime susidurti su tokiu neteisingumu ir gali mums kilti pyktis, ar ne? Ir tai yra, lyg ir natūralu, bet čia dabar, kas Biblijoje yra kalbama ir Dantės dieviškojoje komedijoje, kad tu netgi pradedi linkėti ir džiaugtis ir norėti, kad kitas žmogus kentėtų. Kodėl taip nutinka? Aš vėl grįžtu prie Liujiso minties ir viena iš jo tokių pagrindinių galbūt tezių yra tokia, kad kuo aukščiau žmogus kyla, kuo aukštesnis jo pašaukimas, tuo didesnė galimybė ir pulti giliau. Ta prasme, kuo žmogus yra aukštesnis moralinę savo, aukštesnis savo moralę, čia mes sakykime, dvasinę prasme, tuo didesnė jam rizika tapti, kuo didesnis pašaukimas tapti šventuoju, tuo didesnė rizika tapti demonu. Tai gal taip galima būtų Liujiso tezę pasakyti, išreikšti tą mintį,
kad vidutinis nusidėjėlis, na pavyzdžiui, kuris ten, na kartais neištikima žmonai, kartais ten pameluoja, kartais ten per raudoną šviesą nuvažiuoja, ne visada pasako tiesą, na, jisai gyvena vat tokiam, kaip čia pasakyti, gyvena susitaikime, kad tai yra normalu, taip gyventi yra normalu. Nuodėmė tokia, kartais žmonės, aš prisimenu, kai pastorim dirbau, dažnai taip girdėdavau, žinai, mes kalbam apie šventumą, ten apie viską, bet pasaulį, vat uždarius bažnyčios duris, išeini į pasaulį ir pasaulyje ten susiduri, nežinau, tarp kolegų, tarp kaimynų, nu su viskuo. Ir aš prisimenu labai gerai vienos moters žodžius, kažkaip mane jie visą laiką perskė. Nu bet toks pasaulis, nieko nepadarysi. Ką padarysi? Nu nieko nepadarysi. Tai tokiems žmonėms gundimas tam įniršiui, jie neturi to gundimo tam įniršiui, nes jiems nuodėmė yra, nu, tai čia įprastas dalykas, nu, visi taip daro, nu, kas čia tokio. Aš suprantu, kad tai žmonės gali padaryti tam, kad save apsisaugotų, ar ne? Nes jeigu tu pažiūrėsi į nuodėmę be akinių, taip kaip kokia jinai iš tikrųjų yra, tu gali pakraupti nuo to vaizdo ir tu gali, na, tu gali išprotėti, neaišku, kuo baigsis, kaip tai atlaikys tavo sielą, visą tai. Tai gali būti kaip gynybinis kažkoksai tai mechanizmas. Bet yra tie vidutiniai nusidėjėliai, ar ne, kurie, na tiesiog toks gyvenimas ir jie per daug nesivargina, jų nekamuoja tos moralinės dilemos ir tie visokie iššūkiai. Bet čia, kaip ir Liujisas sako, yra vidutiniai nusidėjėliai, bet yra ta aukštesnį pašaukimą, į aukštesnį pašaukimą einantys nusidėjėliai. Jie susiduria su visai kitokiu gundimu. Jie pradeda matyti, jie žino, kas yra tiesa, kas yra melas. Aišku, čia klausimas, kaip jie mato visą kitą, bet čia aš kalbu tiesiog iš principo. Jie mato tiesą, jie mato melą, jie mato, kaip turi būti ir kaip yra. Ir juose kyla, dėl tos įtampos juose kyla pačiuose įniršis ir pyktis. Ir čia yra gundimas, vat, kaip ir Dantės kelionė, jisai keliauja per pragarus dangaus link, jisai eina link aukštesnio pašaukimo ir jisai susitaria su šituo jausmu, jis pamato nuodėmę, kokia jinai yra, mato žmonės kenčiančius ir jisai ima džiaugtis. Nes mato, kaip bjauri šita buvo nuodėmė, kaip mano skaitytojo ištraukoje iš 8-osios giesmės, Dieviškojoje komedijoje, sako, daug tokių buvo, kurie va taip savo gyvenime tiek daug blogio padarė. Ir tikrai, jeigu pamatytumėt Hitlerį ar Staliną arba kažkokį tai baisų nusidėjėlį degantį pragare, daugelis iš mūsų tiesiog pasidžiaugtume, sakytume, taip jam ir reikia. Nors mes, gal žinai, paskui sakytume, nu nežinau, ar čia gera emocija ar negera emocija, bet tai mes pasakytume tik tais dėl to, kad suvokiam, kiek blogio per tuos žmonės ir per kitus ateina į pasaulį. Tai kai žmogus pamato, koks šitas yra blogis, pamato šitą blogį, jame kyla tie jausmai. Ir dabar ką daryti su tais jausmais? Tie jausmai kyla ir iš principo, iš vienos pusės tai yra gerai, nes žmogus turi bent kokį supratimą gėrio ir blogio. Čia galima būtų prisiminti apaštalo Jono apreiškimų knygoje, 3 skyriuje, laiške Laudikijos bažnyčiai, Jėzus išsako tokį lūkestį tikintiesiems, kalbėdamas apie tai, kad bažnyčia tapo drungna, vidutiniai nusidėjėliai, čia galima taip pasakyti, bažnyčia tapo vidutinio lygio ir Dievas bažnyčiai sako, o kad tu būtum arba karšta, arba šalta, bet tu tapai drungna. Dievo lūkestis atrodo arba vienas kraštutinumas, arba kitas kraštutinumas. Arba būtum karšta, arba šalta. Ir čia mes matome apie to jausmų kraštutinumus, ar ne? Mes skaitome Dieviškojoje komedijoje, bet ir psalmėse. Yra visiško to tokio, žinai, na, aš sakyčiau, čia gerai galima pasakyti šaltumo, ar ne? Visiško to tokio nuogas teisingumas ir nuogas teisingumo prašymas ir keršto linkėjimas tiem žmonėms, va toks visiškas nebesirūpinimas nei jausmais kito žmogaus, nei nieko, bet tiesiog noras, kad tas teisingumas būtų įgyvendintas. Kaip minėjau, Stalinas arba bet kas,
kas degtų pragare, tai daugelis žmonių tiesiog džiaugtųsi arba netgi norėtų, kad taip vyktų. Tai netgi Dievas sako, yra geriau, kad tu būtum arba vienam arba kitam kraštutinime. Kodėl? Todėl, kad nuodėmės kaip reiškinio matymas tave liečia. Ir jisai gali liesti tave dvejopai. Arba į vieną kraštutinumą, arba į kitą kraštutinumą. Šiandien mes kalbam apie tą kitą kraštutinumą, dėl kurio dieviškojoje komedijoje Dantė yra, už kurį yra Dantė, yra pasidžiaugiama, juo yra pasidžiaugiama, kad gerai, kad pas tavėje pradeda kilti tas jausmas. Ir aš sakyčiau, kad tai yra natūralus ėjimas, panašiai kaip Dantė eina per savo dvasinę kelionę, taip ir mūsų kelionėje, tai yra natūralus dalykas, turime nebijoti, jeigu kyla tokie jausmai. Liujisas savo knygoje apie apmąstymai psalmių tema, jisai ten sako, kurie yra baisiausi meno kritikai. Sako, ne tie, kuriems vienodai tas menas, arba ten, žinai, jie per daug jo nesirūpina. Sako, aršiausi meno kritikai yra tie, kurie tiki menu, tiki tyrų menu, jiems menas yra aukščiau visko. Ir sako, jų kritika būna dažniausiai aršiausia, skaudžiausia ir jie neieško žodžių kišenėje, jeigu mano, kad tu esi vertas sumaišymo su žeme, jie tai padarys. Nes jie yra jie turi tą tokį, pasakyčiau, šventą pašaukimą. Ir Liujisas nagrinėja šitą temą, kad iš tikrųjų čia žmonės balansuoja. Tie, kurie yra didžiausi, aš kalbėjau apie tą žmogų, kuris parašė laišką vienam internetiniam laikraščiui apie savo patirtį su katalikų bažnyčia. Kas tampa didžiausiais bažnyčios priešais? Ne tie, kuriems vienodai ta bažnyčia yra ar nėra, bet tie, kurie tiki gėriu, tiki šventumu, tiki gerumu kažkokiu ir mato bažnyčioje, tarkim, kalbant apie bažnyčią, atpuolimą nuo to idealo, tai jie tampa didžiausiais persekiotojais. Ir Jėzų nenužudė tie, kuriems visiškai vienodai tas Jėzus, ką jisai daro. Jį nužudė religiniai fanatikai, kurie tikėjo, kad yra gėris, kad yra blogis, kad yra šventumas, yra susitepimas. Tai iš vienos pusės tai yra gerai, kad žmogus tai turi. Bet va čia mes kalbame apie pavojų. Ir aš apie šitą pavojų norisi pakalbėti arba pasinaudoti Dantės šito kūriniu. Ką daryti su tokiais jausmais, kai jie kyla? Pirmiausia, aš jau kalbėjau praeitame įraše, priimk, pripažink, kad tu taip jautiesi ir suvok, kad tai yra gerai, kad tai yra nubudimas iš dvasinio snaudulio, kad tau rūpi tai, kas yra teisinga. Tai yra geras dalykas, dėl to yra džiaugiamasi Dantės tokiais jausmais toje 8 giesmėje iš dieviškosios komedijos. Ir manau, kad kai Dovydas apie tai kalba, jisai kalba, nes tai jam rūpi. Tai reikia pripažinti ir to nereikia atmesti. Ką su tuo daryti? Va čia pagrindinis klausimas, ką su tuo daryti. Su tokiais jausmais, kurie kyla žmogaus širdyje. Jie kyla, jų negali tiesiog imti ir išrauti, bet priimti tai kaip kvietimą į šventumą. Ir suvokti, kad kelyje į šventumą visą laiką yra tas toksai balansavimas, kad jeigu tu pasiduosi šitiems jausmams, tu gali arba pulti į didžiausią tamsą, nes šitie jausmai gali sutrukdyti tau toje kelionėje. Bet iš kitos pusės šitie jausmai leidžia tau eiti ir toliau ir giliau, jie lyg atveria duris, tai yra geras dalykas. Ir čia toksai kaip dviašmenis kalavijas, ar ne? Jausmai, kurie kyla, jie yra geras dalykas, nes tau rūpi tiesa, tau rūpi šventumas, tu darai skirtumą tarp to, kas tyra, kas netyra, bet tie jausmai, kurie kyla, jeigu jų nesužiūrėsi, jie gali tapti tavo šeimininku ir gali tave nuvesti į religinį fanatizmą, kada tu galvoji, kad jau tu turi teisę šituos jausmus vadinti šventais ir prie tų jausmų prirašyti, taip sako viešpats. Tai, ką mes matome psalmėje.
Ko ne, beveik taip, ar ne, kad Dieve, tegul krenta ledai ir ugnis ir siera ant tų žmonių, tegul tavo prakeikimas jų niekada neapleidžia, Dieve, noriu matyti, kaip jie žūsta ir visa kita. Ir atrodo, žmogus tuose jausmuose, tuos jausmus gali sudievinti, kai tuo tarpu tie jausmai veda į pamatymą, kokia yra nuodėmė ir gali vesti į gilesnį Dievo patyrimą. Čia galima būtų netgi pasakyti, kad šitie du dalykai labai puikiai matosi ir Jėzaus apaštaluose. Petras ir Judas. Jie būdu buvo pašaukti būti kartu su Jėzumi. Jie būdu buvo pašaukti būti artumoje, arčiausiai Dievo. Abudu išskaudino Dievą labai giliai, Petras išsižadėdamas, Judas išduodamas, bet visiems jiems buvo kelias atviras toliau augti. Bet jie pamatė nuodėmę, kokia jinai yra. Judas pamatė nuodėmę, kokia jinai yra ir jisai pasakė, aš išdaviau nekaltą kraują, nuėjo ir pasikorė. Jis aišku netapo persekiotojų bažnyčios, bet jisai puolė į neviltį ir galų gale jo gyvenimas buvo pasinėrė į visišką tamsą. Iš kitos pusės, apaštalas Petras, pamatęs, ką padarė, Biblija sako, jisai graudžiai apsiverkė, jisai suprato tą nuodėmę, jo širdie kilo tas, aš tikrai suprantu, kaip jo širdie galėjo kilti pasišlikštėjimas pačiam savimi, kai jisai išduoda Jėzų, kuris visiškai nekaltas, nieko blogo nelinkėjo ir jisai jam pakišo tokią kiaulę. Bet jisai atgailavo, atsiprašė ir sugrįžo pas Dievą. Vienas atsidavė demonams ir puolė į visišką tamsą, o kitas tapo šventuoju. Šventuoju tą plačiaja prasme šventumo, nuėjo į šventumą, į kurį kiekvienas iš tikinčiųjų esame šaukiami. Taigi kelyje pas Dievą, Dievo link visą laiką yra etapas, negaliu pasakyti, tai gali pasikartoti labai dažnai, kada mes pamatome, kas yra nuodėmė, kokia jinai iš tikrųjų yra. Ir labai įdomu, aš šiandien apie tai nekalbu, bet Virgilijus, kuris visą laiką vedė Dantę ir jisai buvo kaip simbolis, kaip kulminacija žmogiško intelekto. Jisai veda toliau po truputį Dantę per tuos pragarus ir kiekviename tame pragaro žiede Virgilijus elgiasi kaip supermenas. Ką jisai pasako, ką padaro, viskas pavyksta, viskas pasiteisina. Dantė jį laiko savo vedliu, savo vadovu, juo visiškai pasitikė. Bet dabar mes matome, kada jau jie plaukia tą klampynę per tą pelkę, per tą pykčio ir neapykantos pelkę ir eina į gilesnius pragaro ratus. Dantės palydovas Virgilijus ateina prie vartų į 6 pragaro ratą ir jis yra neįleidžiamas. Tuo Dantė lyg ir nori parodyti, kad kalbant apie nuodėmę, kalbant apie šį pasaulį ir kaip viskas vyksta, yra riba, kada žmogiškasis intelektas jau nebeleidžia mums suprasti, nebeleidžia paaiškinti to blogio bei Dievo veikimo šitame pasaulyje. Bet apie tai mes pakalbėsime vėliau, kodėl aš apie tai užsimenu, kad kai žmogus pamato nuodėmę, nebeužtenka vien tik tais logiškai bandyti ją paaiškinti. Kad evoliucija tokia, kad čia taip reikia, kad čia silpniausi išnyksta, stipriausiai išlieka, arba Dievo taip surėdyta, čia per daug nesigilinkime, arba viskas labai aišku, Dievas čia vienus pasmerkia, kitus išgelbėja, jie pasmerkiami, nes ir paaiškinimai kažkokie tai yra logiški. Jeigu tu logiškai sugebi paaiškinti, tai greičiausiai tu gali ir pateisinti tą nuodėmę. Ir manau, kad Dantė eina per tą tokį virsmą, per kurį eina kiekvienas žmogus, susiduria su nuodėme. Savo gyvenime, kito žmogaus gyvenime gali kilti pyktis. Nes tau rūpi. Pyktis parodo, kad tau rūpi, kad tau šitas dalykas yra svarbus. Bet pyktis gali tave pastumėti į dvi pusės. Į pasiaukojimą arba į kitų aukojimą. Arba mirimą dėl kažko tai, arba kitų žudimą vardant kažko tai. Ir mes pasaulyje matom, net bažnyčia yra susitepusi kankinių krauju, nes galvojo, kad daro gerus dalykus.
Jiems pikta buvo matyti erezijas, pikta buvo matyti bedėvystę, pikta buvo matyti atpuolimo nuo Dievo žodžio ir natūraliai jie pasirinko demoniškus įrankius kovoti už teisybę, už tiesą. Taigi tie jausmai, kurie kyla, jie parodo, kad mums rūpi, ką daryti su tais jausmais. Juos atiduoti Dievui ir prašyti, kad tos jausmus ir kad Dievas panaudotų tą energiją, tos jausmus išgrynintų ir padėtų juos nukreipti, dalinantis gėriu, skleidžiant tą gėrį, netgi jeigu iki galo mes negalime paaiškinti, ar mes savo elgesiu nieko realiai šitoje situacijoje negalime pakeisti. Juk ir dabar mes žiūrime, ar ne, pasaulyje vyksta tokie procesai, kur vienas žmogus, jisai beviltiškai atrodo, ką jisai gali padaryti. Galima pulti į neviltį, galima pasiduoti pykčiui, galima užsidaryti, tapti tokiu, nekreipiam dėmesio, gyvenam savo mažus gyvenimėlius. Bet aš manau, kad ir Biblijoje apie tai yra kalbama, o kad tu būtum arba karštas, arba šaltas, o kad tau rūpėtų. Bet saugokis, kad tas rūpestis nepaverstų tave žmogžudžiu kitų žmonių. Kad tas rūpestis šventumu ir gerumu nepaverstų tavęs demonu. Kad tu, išgirdęs Dievo kvietimą, gręžtis į teisingumą ir į meilę, kitų nemestum į pragarus, o pats savo išganimu pasirūpintum. Koks buvo Jėzus? Jėzus yra tas pavyzdys, manau, mums visiems. Pranašo Izaijo knygoje, 53 skyriuje yra pranašystė apie Jėzų. Ir šita pranašystė puikiai iliustruoja, kaip Jėzus reagavo, matydamas visą neteisingumą ir neteisybę. Nors ir buvo žiauriai kankinamas, čia apie Jėzų sakoma, bet jis pakluso, burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama, taip jis nepratarė nei žodžio. Prievarta ir teismu jis buvo nušalintas, nužudytas. Ir kas bebūtų pagalvojęs apie jo likimą, kai jis buvo atskirtas nuo gyvybės krašto ir pasmerktas miršti už mano tautos nuodėmę, kapas jam buvo skirtas tarp nedorėlių, laidojimo vieta su piktadariais, nors jis nebuvo padaręs nieko blogo, nei ištaręs melagingo žodžio. Čia Jėzaus toks likimas. Netgi apaštalai, rašydami savo evangeliją, sako, kada Jėzus buvo nukryžiuotas tarp dviejų nusidėjėlių, sako, visi jie keikė, burnojo prieš tuos, kurie su jais pasielgė, tariamai galbūt neteisingai ir galbūt prieš patį Dievą, bet Jėzus stebuklingai kabėjo ant kryžiaus ir meldėsi atleidimo už tuos žmonės. Jėzus suvokė, jisai mirė už nuodėmę, jisai suvokė nuodėmės naštą, bet nepasidavė tais jausmais, kuriems pasidavė Dovydas savo psalmėse. Jisai meldė atleidimo, prašė Dievo, kad atleistų ir dalinosi, net ant kryžiaus kabėdamas, dalinosi viltimis su kitais. Ir čia buvo stebuklingas Jėzaus. Velnias žinojo, koks Jėzus galėtų tapti, jeigu jis prabiltų tokiais žodžiais, kokiais kalbėjo Dovydas. Jisai galėtų kalbėti žymiai griežčiau, žymiai baisiau ir prieš jo įtūžį niekas negalėtų atsilaikyti. Ir kartais Dievas yra toks, yra pateikiamas, ar ne, kad nuodėmės akivaizdoje jis nesivaldo, pasiduoda emocijom ir, nes, kaip tu su blogiu gali daugiau galvoti. Ir Jėzaus auka ant kryžiaus yra stebuklas. Dievas ant kryžiaus miršta, neteisingai apkaltintas, nuteistas, iš jo tyčiojamasi ir jis visiškai nerodo savo galios. Visiškai savo jausmą, savo širdį pavedęs Dievui ir tai, kas jo jau širdyje galėjo kilti, tos nepykanta, įtūžis, jos vietoje buvo meilė ir dėl to jis tapo visų žmonių išganimo vadovu. Visi mes esame kviečiami pas Dievą. Visi mes esame kviečiami tapti Dievo vaikais, bet tame kelyje mes turime pamatyti, kokia tai yra nuodėmė. Ir tame kelyje atsiranda tas gundymas, pamačius tą nuodėmę, nekilti aukščiau pas Dievą ir prisipildyti meilę ir tinkamai reaguoti į aplinką, arba dieviškai reaguoti į aplinką, kurioje mes esame, bet prisipildyti tuo jausmu, nepykantą, pykčiu, įtūžiu, šitame jausme užsirakinti. Ir tokiu būdu toliau auginti savo išdidumą, savo naudiškumą, galvojant, kad toks mūsų įtūžis yra šventas, Dievo palaimintas. Tai šiandien tiek. Dantės
šitas etapas, kada yra pasidžiaugiama jo tokiu jausmu ir jisai pats tokiu jausmu netgi su pasimėgavimu džiaugiasi, yra tarpinė kelionė. Jis dar turės daug ko išmokti, daug ko pamatyti, bet čia yra kelionė, per kurią mes turime visi eiti. Bet čia mes turime nesustoti. Jausmai, kurie kyla, jie legitimus, jie kyla, nes mums rūpi. Ką daryti, kai mums rūpi? Jėzus parodo mums kelią. Mes turime mylėti ir pasitikėti, pavesti Dievui įgyvendinti teisingumą, neteisingumo akivaizdoje. Tai šiandien tiek. Jeigu patiko, paspauskite like, jeigu norite, būtinai pasidalinkite. Tapkite šito kanalo prenumeratoriais ir jeigu turite galimybę, Contribui platformoje galite paremti. Čia Mindaugas, šventas laikas ir iki.